Sveiki, susitinkame prie X-sektorių, su jumis sveikinasi X-sektor fanė Eglė, o šalia manęs dar vienas šaunus pašnekovas, Sporto ir išsilavinimo akademijos vadovas Žydrūnas Kuodis. Labas. Labas. Sveikas pas mus atvykęs. Faina, malonu čia visada. Esu ne pirmą kartą, labai gerai čia jaučiuosi. Labai gerai. Ir žinok, dabar pats pirmas ir pats svarbiausias klausimas tau. Už kokią Lietuvos krepšinio komandą tu sergi ir kurią labiausiai palaikai? Lietkabelį. Gerai, egzaminas išlaikytas. Galim toliau laidą vesti. Taip, mes pasijokėm prieš podcastą, kad jeigu atsakysi kažkaip kitaip, gesinam šviesą, išeinam, užrakinam ir visi namo. Tai viskas labai šauna. Pats iš kokio miesto esi kilęs? Iš Panevėžio visiškai. Panevėžietis. Čia gimęs, čia užaugęs. Taip. Sportas atsirado tavo gyvenime vaikystėje. Tikrai taip. Kokia sporto šaka? Krepšinis? Jo, aš visada save atsimenu kaip krepšinėje. Iš tikrųjų, turiu istoriją apie futbolą, bandžiau lankyti futbolą. Atėjau į vieną treniruotę ir pasportavau, kai jau ėjau į antrą treniruotę, ateinu, žiūriu, nieko nėra. O nieko nėra, nes treneris mirė. Tai tokia, turėjo būti smagi istorija, bet baigės nesmagiai. Čia kiek tų metų galėjo būti? Nedaug tikrai, kokie turbūt 8-9. Aha. Nu, tokia visam gyvenimo istorija. Ir tada nieko neliko kito, tik Taip. Krepšinis. Tai čia mesgi Panevėžiai visada pažaisdavom kiemuose, gal dabar šiek tiek sumažėjo tas, bet stengiamės kaip fanai tas aikšteles gaivinti, tai nuo to gal ir prasidėjo? Manau, kad taip. Ir šiaip tai net paauglystėje aš tas aikštelių gaivinimo tema, tai atsimenu, aš pats augau Projektuotojų gatvėje, mano mokykla buvo 18, dabar Minties, tai tam stadione ten pats ir linijas pieždavau, ir tinklelius kabindavom, ten darydavomės taip, kad būtų faina žaisti. Ir ten leisdavai vakarus ir dienas labai, ir visą kitą. Ir ten prasidėjo tas kelias. Pats matyt svajoji tapti garsiu krepšininku, turėjai tokią svajonę? Buvo taip, kad kartais svajojau, kartais jau liktais vėl nebe, nes ten atsiduri į realybę ir supranti, kad turbūt taip nebus, tada vėl liktais bandai kažkaip įsivaizduoti. Man per kitą prizmę yra pavykę tapti krepšinėje ten kažkuo sportuojant, tai per dėjimų konkursus. Aš buvau atradęs, kad man pavykdavo ten dėti į krepšį, ten taip kaip tais laikais tai atrodydavo aišku. Čia apie tą seną laiką, apie vaikystę kalbame, ne? Jo, apie paauglystę. Tai tada ten dalyvaudavau tuose dėjimų konkursuose, pavykdavo ten kažkaip tai juos laimėti ir tada jau to pasekojo yra pavykę ten laimėti ir tuos Spraito čia tokie vykdavo. Ir juos laimėjus tada jau teko garbė važiuoti į NBA 2 metus iš eilės ir ten, žodžiu, ir pasportuoti, ir pasitreniruoti su jais ten ir panašiai. 3 metus važiavom į NBA rungtynės kaip laimėtojai, į NBA rungtynės Londone ir ten žaidė Milwaukee Bucks ir jaunas Janis Antetokounmpo. Tai yra tekę su juo būtent vieno parketo treniruotės metu. Netgi taip. Taip. Ir kaip jis įspūdį paliko? Paprastas ar nepaprastas žmogus? Ne, nepaprastas. Jau tada jis paliko įspūdį tokį, kad jo kojos yra tokio ilgumo, kaip maždaug mano ūgis. Tai aš tokį įspūdį atsimenu apie jį. Tas toks likęs atmintyje. Taip. Kaip toliau klostėsi tavo gyvenimas, tas krepšinis visada šalia ir kokį tą kelią pasirinkai, jeigu jau neprofesionalus krepšininko, tai kokį? Aš turėjau 3 kelio operacijas ir tada jau supratau, kad jau turbūt niekaip jau ten galiu stengtis kiek noriu. Čia kokiam laikotarpiu? Pirma operacija buvo, kai man buvo 19 metų, trečia turbūt, kai 24 gal kokie. Tai taip gan trumpas laikas. Ir kai man buvo gal kokie 20 ar 21, aš jau sugalvojau, kad reikia kažką daryti. Čia su krepšiniu tikrai be šansų. Reikia kažką daryti vadyboje. Ir tada kažkaip atsirado mintis, net ne kažkaip iš tikrųjų, Vilniui studijuojant, aš pradėjau dirbti krepšinio treneriu. Ir tada pamačiau, kad tuo metu Panevėžy trūksta ten tų krepšinio treniruočių, trūksta, man taip atrodė, kad trūksta. Ir pradėjau tą daryti Panevėžy. Tai mes prieš 14, čia dabar jau gaunas metų, startavom kaip krepšinio mokykla. Ir turbūt dabar jau 8 metai, kaip mes bandom būti ir esam tokie plataus masto sporto akademija, mes save vadinam. Nes pas mus yra krepšinis, futbolas, beisbolas, jojimas, sportiniai šokiai. Tai kažkaip tai tas sportas jisai visada buvo šalia. Tiek, kad dabar daugiau skirtingų sporto šokų, bet vis tiek krepšinis visada arčiausiai. Tiesiog tokia idėja gimė, nuo ko pradėjai, vis tiek tai neatsirado čia ir dabar. Pradžia buvo, iš tikrųjų mes dviese čia Panevėžy pradėjom su tokiu tuometiniu, gal jis jau nebežaidė, gal metai kaip nebežaidė tuometiniam Techase, man atrodo, jeigu aš neklystu, vadinasi ne Lietkabelis, o Techasas.
žaidė Linas ir mes kartu pradėjom. Ir po gal 2 metų mūsų keliai tiesiog išsiskyrė ir žodžiu, tada aš likau vienas čia tvarkytis. Ir ta pradžia buvo tokia, kad mes mąstėm, kaip čia tą sportą Panevėžy pabandyti atgaivinti, lygiai taip pat kaip X sektorius. Man kol kas vis dar tai yra kažkoks tai nesuvokiamas fenomenas, aš niekada neįsivaizdavau, kad Panevėžy gali tai būti, bet reiškia gali. Tai reiškia reikia daryti, viskas pasidaro darimo būdu. Tai lygiai taip pat ir mes. Ėjom į darželius, bandėm įrodyti, kad darželiuose krepšinis yra viskas normalu ir taip turi būti. Keliem darželiam pavyko tą įrodyti, darėm, tada visi darželiai suprato, kad čia visai fainai reikia tą daryti. Tada tie darželinukai užaugo į 1 klasę ir mes sėdim ir galvom, ką toliau daryti, reikia su jais kažką tai veikti. Tada prisikalbinom jau trenerius su rimtesnėm pavardėm, patirtim ir panašiai, ir tada tai išaugo iki to, kad dabar pas mus vaikai sportuoja nuo 4 iki 18 metų. Tai kaip darželyje jie pradeda, taip mes stengiamės, kad jie ir tęstų. Ar jie pas mus tęsia, ar ne pas mus tęsia, mes visiškai tai žiūrim paprastai. Tai mes džiaugiamės tuo, kad jis atėjo į krepšinį ir duok Dieve, kad jiems sektųsi. O minėjai įvairios sporto šakos, bet populiariausias pas jūs vis tiek įtariu krepšinis galbūt tarp vaikų, ar nebūtinai? Krepšinis buvo populiariausias iki gal praeitų metų, kai mes supratom, kad nieko specialiai dėl to nedarant, vaikų amžiuje futbolas yra populiaresnis. Jeigu toj pačioj vietoj mes darom tiek krepšinio, tiek futbolo treniruotės, specialiai nieko nedarant, futbole vis tiek bus daugiau vaikų. Ir mes šiaip apie tai daug diskutavom ir krepšinio federacijoje, ir tarpusavį. Tai panašu, kad taip yra todėl, kad vaikų amžiuje futbolas yra paprastesnis. Vartai dideli, lengva įmušti, geros emocijos ir taip toliau. Krepšinis yra pakankamai sudėtinga sporto šaka, ten daug techninių dalykų. Bet ką mes vėliau pastebim ir tada patys savo sakom, nusiraminkit, viskas bus gerai, maždaug 14 metų iš futbolo dauguma jų vėl grįžta į krepšinį. Ir jie grįžta gerai fiziškai pasiruošę, greitom kojom. Tokios skirtingos sporto šakos. Jo, bet, sakau, jų fizinis pasiruošimas tinka krepšinį, viskas yra gerai. Tai jie, grįžta į tą krepšinį ir mes vėl toliau su jais darbuojamės. Tai, kol kas situacija yra tokia. Tai ugdot, taip skamba, kad ugdot visom prasmėm. Sportinę, bet iš tikrųjų ir daugiau įtariu gauna tie vaikai, ar ne? Aš tikiuosi, kad taip, nes aš visada, kai darom tėvų susirinkimus, aš visada tėvams sakau, žiūrėkit. Šiuo metu yra čia tų sportuojančių 1000, tai iš to 1000, duok Dieve, 10 taps profesionalais sportininkais. Bet supraskit tai, kad mano asmeninė patirtis rodo, kad per šitą sporto kelią jie gali gauti labai daug dalykų. Jie gali gauti daug draugų, pažinčių, jie gali išmokti sporto vadybos, jie užaugę gali būti teisėjais, vadybininkais, komandų vadovais, fanų klubo nariais, vadovais, organizatoriais, sporto renginių vedėjais. Tai labai daug yra veiklų, ką verta pasiimti iš sporto. Patarimas būna mąstyti plačiau tiesiog, ar ne? Tikrai taip. Sakai, tėvų susirinkimai, skamba tikrai kaip mokykla netgi, ar ne? Ne tai, kad kažkoks užklasinis popamokinis būrelis. Tai kaip tas atrodo? Įstoja vaikas ir kaip tas vyksta? Tai rugsėjais mums yra sezono pradžia, pats įtempčiausias laikas. Jo. Ir mes stengiamės su visom mūsų grupėm, kurių yra tikrai daug, pasidaryti tėvų susirinkimus. Jiem papasakoti, kas čia vyksta, kas vyks, kokie planai, ko mes siekiam, ko mes norim ir taip toliau. Kartais būna, kad tą darom su treneriais ir kartu administracija, kartais būna, kad treneriai patys tą pasidaro, tie, kurie jau turi daugiau patirties. Ir, stengiamės, kad tėvam viskas būtų kuo aiškiau ir jie gautų kuo daugiau informacijos. Įtraukiam ir tėvai, kas labai iš tikrųjų sveikia. Seniau netgi labiau įtraukdavom, seniau darydavom ten mūsų akademijos taurę, kur pavyzdžiui ten būdavo 2 tėvų komandos. Ir žaisdavom krepšinį. Ten treneriai, tėvai, tarptų tėvų, šiaip labai daug mamų būdavo žaidžiančių krepšinį, ir ten tikrai smagiai viskas vykdavo. Žinau, kad po rungtynių jie nueidavo ir nealkoholinio alaus paragauti ir viskas nebūdavo fainai. Tai nuo to prasideda ir bendravimai, ir draugystės. Sakyk, Žydrūnai, ar tai gali visi vaikai lankyti, ar turi kažkokias tai atrankas, kad... Visi, absoliučiai visus priimam ir vėliau jau eigoje, tada jau jie savaime pasiskirsto. Jo, kas eina į ten stipresnę, tą vadinam varžybinę grupę, kas eina į silpnesnę, kol kas mėgėjų grupę, bet jie visada gali ir keiteliuotis. Tai turim atveju, kur mažas būdamas, niekaip nepasakysi, kad jis bus krepšininkas. Šiai dienai ten turim tokių sėkmės jau iš tikrųjų, kai bent jau vienas, tai tikrai mūsiškis yra išpirktas Žalgirio, bent jau 3 mūsiškiai tikrai yra išpirkti Vilniaus Ryto,
turim sėkmės istorijų šiek tiek. Tai vat, norėjau ir klausti to, kokių tų pasiekimų jau turi. Tai labai gera girdėti, kad tie vaikai eina toliau, ar ne? Taip. Kokia buvo vizija, kai kūrėsi šią akademiją, kaip tas kito ir vat, pačio kaip vadovo, vat, koks tikslas tos akademijos buvo ir vizija pagrindinė? Pirminė vizija tai buvo, kad tai bus krepšinio mokykla, nes tuo metu aš mačiau tik krepšinį, nieko kito. Jo. Vėliau kažkaip tai net nežinau, nespecialiai savaime tapo va tokiu kaip įvairaus sporto akademija. Ir tai va turbūt ir yra didysis tas mūsų pagrindinis pasikeitimas, kad mes va turim dabar keletą skirtingų sporto šakų sektorių ir bandom juose visose žiūrėti, kaip čia mums sekasi, tobulėti ir ieškoti sprendimų. Turbūt toks atsakymas. Ir galimai jų daugėstų gal sporto šakų? Mes norim, kad jų daugėtų, jo, bet kol kas neskubam didinti, nes esam bandę didinti, taip forsuojant, tai neveikia. Tai jeigu turi, tai savaime įvykti. O ateities perspektyvoje už Panevėžio ribų jau plečiatės? O mes iš tikrųjų turbūt jau gal kokį 10 metų dirbam, ne tik Panevėžy. Panevėžys yra mūsų pagrindinis miestas, bet šiai dienai mes dirbam Panevėžys, Pasvalys, Šiauliai, Mažeikiai, Anykščiai. Turbūt čia tokie Lietuvos miestai, Latvijoje turim keletą miestų, kuriuose dirbam. Latvijoje dirbam ir pavasarį startavom Ispanijoje, Malagoje irgi darbuojamės. O, tai čia jūs jau plačiai užsiėmę, iš tikrųjų. Tai mes ne tik, kad esam partneriai su Lietkabeliu, turbūt irgi kokį 10 metų ir šiaip labai glaudžiai ir labai artimai, bet vat, praeitais metais mes tapom oficialiai partneriais ir su Malagos Unikaha. Jau labai galinga komanda. Tai va, tai bandysim kažkaip tai pritemti, kad mūsų jaunimėlis turėtų galimybės kabintis už Lietkabelio, už Malagos ir panašiai. Kaip vyksta tas bendradarbiavimas? Atsakai Lietkabelio, ar ne? Paimkim kaip pavyzdį. Kaip tas vyksta? Kokie jūs ta partnerystė, kokia yra? Tai va, paskutinis toksai geriausias taškas, kur dalyvavo ir X sektoriaus fanų klubas, tai turbūt 7 metus iš eilės organizuotas mūsų ir Lietkabelio 3x3 krepšinio turnyras. Jį mes darom čia Panevėžy, Laisvės aikštėje, per miesto gimtadienio savaitgalį. Ir ten susirenka visi mylintis tą 3x3 krepšinį ir mes jau aiškinamės, kas ten fainiausia, kas gražiausia. Iš tokių šiemet įvestų įdomybių, kas turbūt fainai visiems nuskambėjo, visada turnyruose būna turnyro MVP, kadangi tai yra Panevėžys, tai mes šiemet įsteigėm turnyro Bachūro prizą. Tai išrinkom turnyro Bachūrą, kuris iš esmės geriausiai tą dieną atrodė krepšinio aikštelėje, ir visi patenkinti, viskas fainai. Fainas toksai. Tai va. Bet vis tiek ir vaikai, ir su krepšininkais galbūt tą ryšį, ar ne, bandote? Stengiamės sujungti, kad jie kuo daugiau bendrautų. Seniau tą labai dažnai darydom, kad mūsų vaikai, kaip mes vadinam, palydi Lietkabelio krepšininkus į aikštelę. Tai ar LKL, ar Europos taurės rungtynėse būdavo taip, kad mūsų vaikai juos išlydi. Dabar tą darom mažiau, nes tiesiog matom, kad tėvai kuo toliau, to labiau yra užsiėmę ir jiem tai netgi kartais tampa jau kaip krūvis. Jie skambina ir sako, bandom sujungti čia daug vaikų į vieną vietą, nes kažkaip matom, kad gyvenimo tempas stipriai pas tėvus greitėja ir bandom pristaikyti. Bet ir vaikam, ar ne, ta treniruotė vis tiek jį nebūna viena matyti per savaitę, ar ne, jau gali būti sportuoja jie bent jau mažiausiai turbūt yra 3 kartai per savaitę, darželiuose 2 kartai, mokyklinukai mažiausiai 3. Bet šiaip turbūt, kad jeigu aš gerai atsimenu, šį sezoną jau nebėra net kas ir 3 sportuoja, mažiausiai 4. Nes irgi bandom prisitaikyti prie aplinkos, kad reikia neatsilikti nuo kitų. O kokių iššūkių būna? Tarkim, kad ir su tais pačiais tėvais bendraujant. Nebūna taip, kad čia labai pradėjo sportuoti, kenčia mokslai, nesusidurėt su tuo? Būna, mes šiaip tai irgi dalyvaujam tokiam kartais net ir šeimos ugdyme. Būna, mums paskambina tėvai ir sako, žiūrėkit, ten mūsų vaikas pradėjo blogiau mokytis, bet jis labai myli krepšinį ir labai gerbė trenerį. Ar galit pasikalbėti su treneriu, kad jis ir jūs tuo pačiu padėtumėt jį šiek tiek paspausti, kad jeigu tu blogai mokysies, tai ten neimsime rungtynės arba ten neimsime treniruotės ir panašiai. Ir dažniausiai atveju tai suveikia. Na taip, jeigu yra autoritetas, kaip minėjai treneris, tai gali tas tikiu veikti. Taip. Kalbant apie mūsų tos trenerius, tai mūsų tų vadinamų mokyklinukų krepšinio trenerių kolektyvas, mano akimis labai stiprus. Tai Darius Griškėnas, ilgametis Lietkabelio kapitonas, Tomas Taučius, super patyręs treneris, Gintaras Leonavičius, tai ilgametis Lietkabelio treneris, kurio sūnus už Lietkabelį turbūt didžiausias gal pergalės čia pastarųjų 10 metų yra pasiekęs.
Tada Arminas yra mūsų jaunasis treneris, kurį labai myli tėvai ir vaikai ir panašu, kad jam tikrai šviesi ateitis. Justą turim jauną trenerį. Tai stengiamės, Virginijus Praškevičius irgi vienas iš mūsų trenerių. Tai stengiamės ne tik vaikus, bet ir trenerius auginti. Ir jeigu jau ten kažkuris treneris ten pakelia sparnus į kažkur ten į Vilnių, į Kauną, arba netgi turim pavyzdžių į kitą šalį, mes labai to didžiuojamės. Turim trenerę, kuri pas mus dirbo trenerė, o šiuo metu gyvena Australijoje ir ten sėkmingai dirba Australijoje. Tai virsmas ne tik vaikų, bet iš tikrųjų ir pačių ir trenerių, ar ne, ir komandos jūsų. Taip. Supratau. O vaikai patys išsako kažkokias problemas, išgyvenimus, kur irgi tenka padėti, kaip sakau, padirbti su psichologais tenka, ar ne, kai esi treneris. Tai šitas tai yra visiškai kasdienybė. Tai čia, jo. Kad jie patys ateitų ir pasakytų, yra gan retas atvejis, bet vis tiek trenerio darbas yra turbūt pastebėti, kad tai vyktų. Mes savo akademijoje labai šiaip stipriai žiūrim ir stebim patyčias, kad jų būtų kuo mažiau, o idealiu atveju iš vis nebūtų. Tai mes stengiamės į tai reaguoti gan griežtai ir gan greitai. Tai ir tėvus bandom tėvams sakyti, kad žiūrėkite, jeigu pajautėt kažką tokio, iškart drąsiai sakykit, bandom spręsti. Bet sveika konkurencija, matyt, toleruojat tarp vaikų. Jo, tai yra tokia nerašyta taisyklė, kad patyrę treneriai, ką sako, tai jeigu jau kaip ten gali pasirodyti, ten per judrus, ten kur tėvams sunku sustvarkyti su to vaiku ir taip toliau, naglas ten mokykloje ar dar kažkoks, tai man tai čia yra Šarūno Jasikevičiaus atspindys, kur tikėtina, kad jis gali tapti sportininku, nes tu turi lipti per galvas kitiem. Na taip. Iš karto pasimato charakteriai, ar ne? Arba mūsų dabartinio Panevėžiečio, Jono Mačiulio, tai čia dar geresnis pavyzdys. Taip, stipri asmenybė, pačiai teko stebėti. Kaip jis skynė savo pergalės alkūnėm, tai turbūt geras pavyzdys. Paminėjai Joną, tai negaliu nepaklausti apie patį Lietkabelį. Domiesi, ar ne? Aš taip suprantu, ne tik partneriai, bet ir šiaip sergi komandas čia ir kaip tavo požiūris į pačią kaip organizaciją. Patinka jų ta pozicija? Patinka ir, kaip ir fanai taip pat, neįtikėtinai stipriai paaugę. Ir aš, kai 14 metų tą darau, tai aš juos ir matau 14 metų, kaip ten tie virsmai pas juos vyko. Tai link ko mes einam, žiauriai faina, man labai patinka. Ir dabar dar, kai atsirado tokia fanų bazė, tai čia iš esmės yra tai, ko trūko Lietkabeliui. Tai dabar panašu, kad viską turim. Dar noriu palinkėti Lietkabeliui turėti dublerinę jaunimo komandą, kad vaikai turėtų kur tobulėti. Mes irgi apie tai pasvajojom, kad būtų labai šaunu. Bet aš žinau, kiek daug iššūkių tai yra tą padaryti, bet tikiu, kad kažkada tai pavyks. O šiaip tai viskas yra labai gerai. X sektorius, sakai, fenomenas. Koks fenomenas? Pasakyk, mes tą girdim, bet kodėl pats minėjai, kad neįsivaizdavai, kad toks dalykas gali atsitikti Panevėžyje? Kad jūsų yra tiek daug, kad jūs visi taip vieningai, gražiai ir įspūdingai atrodot, kad jūs turit tokią gražią bazę. Tai čia man buvo šokas, kai atėjau čia pirmą kartą, neįtikėtinai čia viskas atrodo. Kad jūs taip gražiai su komanda bendraujat. Aš mačiau, kaip tai atrodė per komandos pristatymą. Kad įtraukėt visą šeimą, nes šiaip tai man labai nepatinka ten tie ultros, kurie ten, ne taip aš įsivaizduoju dalykus, kurie ten fizinis, ten smurtas ir taip toliau, man čia visiškai nesąmonė. Aš dabar ateisiu su dukra pažiūrėti krepšinio ir aš ten man turiu bijoti, kad ten manęs neapipiltų arba neduok dievė ten kažkokio tai smurto protrūkio nepatirti, man čia nesąmonė. Tai panašu, kad jūs einat kitų kelių, tai man tas žiauriai patinka. Ok, ačiū, labai gerai girdėti, bet nuoširdžiai, ką dar patartum, mums kaip fanam, kur mes galėtume augti? Visada yra kur augti. Tai turbūt vienintelis, ką aš matau iš šono, tai daugėti, reikia daugėti. Kad aš palinkėsiu taip, kad Cido arenoje iki treko visur būtų Lietkabelio fanai. O jau viršui viskas gerai, paprasti žmonės visada gali ateiti, pasižiūrėti. Ir kažkur labai viršui, ten 3 vietos, tegu būna varžovų fanų. Turėtų, mano supratimu, turėtų taip atrodyti. 3 vietos. Jo, tai viena vieta vadybininkui kitos komandos ir dar 2 vietos, tegu būna fanų. Taip, super, ačiū tau. Tikrai gera girdėti, mes labai stengiamės visi. Kaip sakyti, vienas lauke ne karys, ar ne? Ir jūs tikriausiai savo akademijoje su to susidurėt, kad vienas lauke ne karys ir jeigu tik vienas taip darai, tai niekur toli nenueisi. Tai gera girdėti. Pats dar apie tave pakalbėkim daugiau. Žinau, kad įvairių įdomių projektų esi turėjęs, esi keliavęs ir
pats ir YouTube veidas esi matomas, tai gal daugiau apie tai. Labai tas įdomus, kur su automobiliais ir krepšininkais, kas čia per idėją ir iš kur jį gimė ir tai ar čia dar klesti. šiuo metu jinai yra tokia kaip ir sustingusi, gal pristojusi, bet kaip tik klausiau prodiuserio, ar galiu apie tai kalbėti, tai sakė, kol kas dar ne, bet spalio gale, lapkritį šitą idėją vėl atgims ir atgims labai stipriai. O iki tol tai šitą idėją mes ją kartu su mano labai artimu bičiuliu, draugu Mindaugu Gobiku pradėjom daryti. Mintis buvo tokia, kad mylim krepšinį ir mylim sportinius automobilius. Ir ką darom? Kaip krepšininkus parodyti, krepšinio pasaulio žmonės, nebūtinai krepšininkus, kaip juos parodyti dar kitaip, negu mes jau esam ten visur jų išklausinėję ir išnagrinėję. Nu ir mums kažkaip asocijavos, kad krepšininkai tai galingi, nauji, gražus, įspūdingi automobiliai. Ir mes, kai pradėjom daryti šitą laidų ciklą, tą mūsų Fast Break, mes supratom, kad taip nebėra dabar. Ir Mindaugas Kuzminskas, atsimenu, mums labai gerai pasakė, kad sako, žiūrėkit, būtume tą darę prieš 10 metų. Tai vat tie senieji visi vilkai, tai jie varžėsi vienas su kitu dėl tų automobilių kaip išpratėję ir būtų buvę labai įdomu. Dabar visi žiūri gerokai paprasčiau į tai. Ir arba jiem automobilį duoda klubo partneriai, arba duoda jų asmeniniai partneriai ir dažnu atveju jie net neturi savo automobilių. Tai vat mes su tokiu iššūkiu susidūrėm, kad kai reikia filmuoti laidas, mums reikia sugalvoti dar ir iš kur tos automobilius įspūdingus gauti. Taip. Ir jeigu kažkas vat būsit matę tas laidas, tai ten ir su Lamborghiniais, ir su panašiais visokiais mes ten važinėdavom, tai mes juos gaudom iš mūsų partnerių. Turėjom laidos partnerius ir tie partneriai mums tuos automobilius duodavo. Ir tas davimas tai būdavo toks gana įspūdingas. Pas juos garaže stovi 60 superkarų ir tu ateini ir tu realiai išsirenki tuos, kurių tau tai laidai reikia. Jo. Tai mes atsimenu Kuzminskui išsirinkom Lamborghini Huracaną kabrioletą, Lamborghini. Atsiprašau, patrauksiu, jūs renkatės ar krepšininkas atėjęs? Mes išsirenkam ir mes tada jau atvežam jiem, bet mes tengiamės tokius išrinkti, kad jau jie atėjo, jie sakytų, o va, faina. Tai nes kažkaip juos vis tiek reikia nustebinti, kad jie po laidos savo draugam krepšininkam irgi sakytų, va, ten pas juos buvo faina. Kad patys norėtų ateiti. Taip, nes juos prikalbinti irgi yra reikalų, nes reikia suprasti, kad krepšininkų ego yra labai dideli ir jie įpratę yra būti nugalėtojais, čempionais ir dideliais vyrais. Ir jie supranta, kad jie čia ateina jau į kitokį kovos lauką ir dažnas iš jų turbūt yra girdėjęs, kad pas mus pagrindinė rungtis ten būdavo dragas. O dragas yra tai, ką aš sportavau gal kokius 5 metus. Ir 1000 kilometrų lenktynėse man yra pavykę laimėti 1 vietą, 3 vietą. Ir krepšininkų tarpe Deividas Gailius irgi ten važiuoja. Ir jis irgi yra daugkartinis čempionas. Ir aš tikiu, kad jie vis tiek žino, kas čia juos kviečia ir kur čia juos kviečia. Tai, būdavo reikalų juos prisikalbinti. Tai vat, labai smagus projektas, kurį, vat, kaip ir sakiau, panašu, kad pavyks atgaivinti. Bet visi drąsiai sėsdavo krepšininkai už tų, kaip sakai, Lamborghini ir kitų automobilių? Jo, visiškai jokių bėdų. Puikus vairuotojai. Jokių problemų. Niekada nebuvo jokių ir įvykių, nuotykių, nieko nesam turėję. Tai vat. Ok, bet partneriai duoda automobilį, tuo metu atsakomybę nešate jūs? Taip. Kokį jį gražinsit? Taip. Tai ir esam turėję, su tuo, tai esam turėję visokių istorijų. Jie labai taip paprastai mums duodavo tos automobilius ir ten jie tikrai labai išskirtiniai. Ir būdavo atveju, kai krepšininkai grįžta į Lietuvą, ir jiem reikia automobilio. Mes nuvažiuojam ten iš to garažo kokį nors paimam ten superkarą, jiem paduodam, jie čia važinėja, grįžta, o ten pasirodo kažkur ten įbrėžta, įbraukta ar dar kažkas. Tai va, mes už tai atsakingi, mes tą turim sutvarkyti, bet dažnu atveju tie mūsų partneriai net ir tai labai atlaidžiai žiūrėdavo, nes jie irgi ten mylėdavo krepšinį ir jie suprasdavo, kai tu pasakai, kas vairavo tą automobilį, viskas gerai. Viskas gerai, nieko. Tai krepšininkų autoritetas yra labai didelis. Na, Lietuva krepšinio šalis, ar ne, matytas, niekada nesikeis, tikiuosi bent jau. Tikrai taip. Sakyk, pats esi vienos kartos atstovas, aš pasižiūrėjau gimimo metus, neišduosiu, tai beveik su tavimi esame bendraamžiai, bet vaikai, ar ne, jau vėl jie kitokie auga. Ar susiduri su to kartų skirtumu, kaip su tuo jūs dorojatės, nes tikrai aš ir pati pastebiu, kad vienaip mąstė mes, kitaip mūsų tėvai, seneliai, vaikai dar kitaip, ar ne? Taip.
Tai susidurėm, labai smarkiai susidurėm ir stengiamės su tuo susigyventi, nors viduje kartais man tikrai būna tokių, kur, kaip taip gali būti. Bet aš suprantu, stengiuosi visada savo sakyti taip, kad mano tėvai, kai žiūrėjo, kaip aš augau, aš tikiu, kad jie taip pat į mane reagavo. Jų tėvai irgi turbūt į juos taip pat žiūrėjo ir aš noriu tikėti, kad mes tiesiog čia esam dabar tame etape, kur mes kažko gal ir nesuprantam, bet taip turi būti. Tai ir turbūt mūsų tie vaikai lygiai taip pat su mūsų anūkais irgi elgsis ir bendraus ir tas kartų skirtumas jisai turbūt visada bus. Tai kartais būna situacijų, kur, sakau, nesuprantama man, bet aš stengiuosi ir tada, jeigu aš nesuprantu, stengiuosi ir nelysti į tai. Dabar mačiau tokią naujovę daugelį mokyklų, kad kaip ir telefonais nebegalima naudotis. Ar pas jūs lengvai tas telefonus padeda iš šono ir susikaupia ten, kur reikia? Mes šitos problemos net ir neturim iš tikrųjų, nes treniruotės metu ten daug neprisinaudosi. Taip. Tai jie palieka rūbiniai su visais savo daiktais ir tada jau po treniruotės jie jau turbūt juos pasiima ir ten, ypač po rungtynių, matyti, jie iš karto puola ten džiaugtis arba liūdėti, jeigu laimėjom ar pralaimėjom. Tai bet mes neturim šitos bėdos. Kokių gal istorijų yra smagių buvę su vaikais? Nežinau, kad vis tiek vaikai jie moka labai pasakyti, jie kitaip mato pasaulį, gal kažką ir pats kokią frazę įsigavęs, kur įsiminė ir negali. Man tokia gal ne frazė yra įsiminus, bet istorija, kai aš pats dirbau darželyje krepšinio treneriu. Ir atsimenu, man ten labai nedaug tų metų, aš pats dar ten iki galo nesigaudau, ką aš čia darau. Ir vaikai man ten bėgioja ir vienas vaikas nukrito ir, žodžiu, guli be sąmonės. Aš aišku panikoju, aš tą vaiką pakėliau, greitai nešu į grupę, su auklėtojom jau čia spręsiu, kas čia dabar įvyko, ką čia reikia daryti. Ir aš neatsimenu to vaiko vardo, bet auklėtoja visiškai ramiai atsisuko ir ten Jonukai nebevaidink. Ir jis atsimerkė ir viskas. O pasirodo, vienas iš jo pomėgių vaidinti mirusi buvo. Toks laisvalaikio. Jo, man tai niekaip nepasirodė juokinga, tai man tai yra įstrigę dar dabar. Atrodė, tai iš tikrųjų visiškai. Realiai, man jaunam, jis visiškai, aš jį nešu, jis visiškai toksai. Tai pasirodo, jo hobis buvo vaidinti negyvą. Nieko panašus nesugirdėjau. Esu savo vaikais dirbus nemažai, bet neteko. Ačiū Dievui. Esu turėjęs tokią istoriją. Iš tokių smagiausių mūsų akademijos atsiminimų, tai pas mus prieš turbūt jau dabar 2 sezonus dirbo gerai visiems žinomas Gintaras Kadžiulis. Tai jis, kai atėjo pas mus dirbti, tai jis mus iš tikrųjų labai pakėlė į kitą lygį, tiek vadybiškai, nes labai reikliai ir griežtai iš mūsų visko reikalavo ir viską labai teisingai darė ir aš labai dėkingas jam už tai. Sportinė prasme, tai turbūt mus pakėlė 3 kartus į viršų. Pasiėmė jisai komandą, kuri šiaip visada neblogai atrodė moksleivių krepšinio lygoje, bet jis atėjęs iš karto pirmam sezone nuskynė 3. vietą, kuo mes labai didžiuojamės. Ir labai nedaug trūko iki 1 vietos ir būtų buvę iš viskas labai gerai, bet 3 vieta irgi mums visiškai tinka. Vis tiek didelis tikrai pasiekimas. Tai dar auksit ir klestėsit, matau. Tokį paukštuką turiu pačilbėję, kad pats į Ameriką sparnus kelsi, kažkokių ten projektų turi, kas ten tavęs laukia. Tai čia yra ta vieta, kur prodiuseriai man neleido kalbėti apie tai kol kas. Bet yra planas būtent atgaivinti tą Fast Break mūsų projektą. Ir tai turėtų būti išvyka į Ameriką, kur su krepšinio pasaulio žmonėm irgi bandysim daryti dalykus. Tai turbūt gal negausiu labai stipriai velnių, kad tiek pasakiau. Tai čia vis tiek bus galbūt net NBA kažkas? Aš labai tikiuosi. Supratau. Tai sėkmės tada palinkėsiu, tiesiog nekrapštysiu daugiau, kad neišduoti, kad žiūrovai tikrai žiūrėtų. Tai lauksiu ir aš pati. Kaip ir viską su tavim apkalbėjau, ką norėjau paliesti, bet norėčiau, kad tu dar nusiustum tam jaunam būsimam sportininkui kažkokią tai žinutę, kažkokią tai, nežinau, motyvaciją. Aš galiu pasakyti sėkmės receptą, kurį jau patikrinau ant jaunimo, kad tai veikia. Jeigu norite tapti profesionaliais krepšininkais arba futbolininkais arba kažkuo, tai jūs jaunam amžiuje turite sportuoti krepšinį, lengvąją atletiką ir plaukimą. Tai vienu momentu, jo. Ir tada po truputį jau pereiti prie tos sporto šakos, kurią jau norit pasirinkti. Tai turbūt 3 padidina galimybę tapti profesionaliu sportininku. Tai ir labai smarkiai prižiūrėti savo kūną. Fizinės galimybės išplečia, ar ne? Labai stipriai. Ir kūną paruošia visai kitaip ir, žodžiu, viskas gaunas labai gerai. Labai svarbu, kad prižiūrėtumėt nuo mažų dienų savo kūną, nes mūsų kartai nieks ten labai smarkiai nepasakojo, kaip reikia prižiūrėti ir mes ten žiauriai daug sportuodavom, su štangom dirbdavom ir taip toliau. Ir turim pasiekmes. Visa krūva mano draugų su išoperuotom nugarom, kurie buvo perspektyvūs krepšininkai.
kiti su keliais, aš pats 3 kartus operuotas kelyje, dar ten krūva visokių šiaip operacijų, tai va, tai žodžiu, prižiūrėkit save. Tai ačiū tau už tokį sėkmės receptą. Tai labai džiugiuosi, kad atvykai, tikrai labai buvo įdomu tavęs klausytis. Tikiuosi ne paskutinį kartą. Aš irgi tikiuosi, ačiū, kad pakvietėt. Tai labai malonu, ačiū žiūrovai, kad jūs mus stebit. Tikiuosi jūsų daugės, kaip ir fanų. Iki kitų kartų. Viso. Viso.